Sveiki, šiandieną tęsime tvarkymo darbus ir parodysime, kokių lobių radome. Kaip pas senus žmonės anksčiau būdavo, visur visko prikišta. Palubėj, nepalubėj, įvairiausios mėsmalės, dažų krūvos. Taip nėra labai saugu vaikščiot matomai. Netgi turim automobilių stiklus. Stikliukų. Šitie žmonės turėjo labai daug vaistų, nes visur yra primėtyta. Čia neaišku, kokie daiktai. Turim senovinį žaisliuką ant eglutės. Kokį daiktą radom. Čia tikriausiai yra senovinė radijo, ne radijo, dar viena plokštelė. Labai sena. Oi. Bandysim jas rekonstruoti ir galbūt kažkuri viena iš jų galės būti naudojama. Turbūt varlių rado, nes biški gandrų prie viso. Čia jau gerokai virš 10. Gyvūnėlių turim ne tik tai kluone, bet ir ant aukšto. Čia matosi buvę ir širšių lizdų, galbūt net ir didesnių gyvūnų. Tai kokia senovinė. Kas čia? Čia yra su verpimu susiję reikalai. Nu, tikrai nežinau, kurios dėt, bet šitas tai yra labai gražus. Stiklinis. Šitą tikrai pasiliksim. Daiktų tai yra siaubingai daug. Tai svarbiausia neįlūžti ir nepapulti į pirmą aukštą. Turim kažkokią spintą, ratinklių kaip visada. Ir žiūrėkit, yra senoviniai mašinos numeriai. Lentelių įvairiausių, įnagių. Nu ir daugybė daiktų, kurių net nežinau paskirties pradžiai. Čia yra kvepia vašku. Senovinis vaškas. Geras. Bet šitaip kvepia. Galbūt dar kažką būtų įmanoma iš jo pagaminti. Rėmelių bitėms. Mums kaimynė pasakojo dar, kad šitie žmonės ne tik savo bites augino, bet ir viso kolūkio bityną prižiūrėjo. Dėl to čia yra tiek daug bitininkų reikmenų. Tamsu. Šiandien bandysim išvalyti visą šį, net nežinau kaip jis vadinasi, šieną su kitom priemaišom. Yra įvairiausių daiktų. Pieno iš čia tikriausiai buvo, dėžių. Stiklainių. Visur visko užkišta. Kas čia per daiktas? Čia net nesuprasi, kas čia per daiktas. Svarstyklės tai galbūt dar net ir veikiančios.
Čia senas hamakas. Nu labai seno. Netgi batai užkišti senoviniai. Čia jau labai seni. Turim butelių. Vyriausių senovinių. Sąrašas. Kažkoks žmogus turėjo sąrašą. Pamokų sąrašas. Pirmadieniais lietuvių kalba. Skaičiavimas, dailyraštis lietuvių kalba. Šeštadieniais netgi pasirodo eidavo į pamokas. Skaičiavimas, dainavimas, fizinis paruošimas. Kokie įdomus. Čia kažkoks tai neaiškus. Čia taip pat yra tikriausiai nuo virpimo ratelio. Kągi mes čia dar turim. Vairiausių nežinomų daiktų. Antena senovinė. Čia tikriausiai karviai po kaklu. Kiek čia visko daug yra. Netgi senovinis ratelis virpimo. Tokia esu mačius tik tai liaudies buities muziejuje. Ir jis dar veikia. Vyriausi rūbai. Čia turbūt visai neblogai kokių pinigų rast užkastų. Puodai. Kas viduj? Gal kokių lobių? Ne, čia yra natūralus linas. Diržas senovinis. Bata. Virpimo siūlai. Čekas. Neaiškios kilmės daiktai. Samčiai įvairiausi. Čia gal pinigų klausykit yra. Ne, kažkokie vaistai. O Jėzau, čia. Vėl bitininkų reikalai, čia tokiuoti. Senovinės metalinės lėkštės. Oho, nu aš turiu citrinom ir česnakam spaust, nu bet kad tokį. Dar neteko matyt. Senovinis skilamušis. Kažkokie dokumentai. Čia yra pamokų sąsiuvinys. Labai senas. Ką jie čia mokėsi? Apie guolius. Įvairiausi
Su mechanika susiję dalykai. Viską turim. Stirnų, zuikių. Šiemet sakiau, kad nelabai mačiau zuikių jau keletą metų. Nu, tai va, laksto. Kuku. Neaišku, kas čia per daiktas. Kažkoks tai įnagis. Nu ir senovinis krepšys. Prastai tokiuose dėdavo pinigus, ar ne? Tai reikia pažiūrėti, ar čia mums nepaliko kokių rublių. Bet tvarkydami aukštą radom daugybę laiškų. Kelintų čia metų atvirutės. Sveikiname jūs su skyriaus valdybe su naujais 66 metais. Linkime sveikatos, asmeninės laimės ir sėkmės darbe. Kapsuko rajonas. Čia vėliausi laiškai. Daugybė laiškų. Telegramas. Krūvos laiškų. Atviručių. Su elniais, linksmų švenčių. Kažkokių čia. Va. Vyriausias senovinės nuotraukų, netgi nuotrauką kažkas įdėjęs. Ką mes čia turim? Dėmesio. Siųskite sveikinimo telegramas įteikiamas adresatams meniniuose blankuose. Visą tai dar rusiškai Va, kitokios atvirutės, nuotraukos, įvairiausios. Čia galbūt dar ir meilės laiškų rasim. Senas bitininkų kostiumas. Nu, labai skiriasi nuo dabartinio. Pagaliau pirminiai tvarkymo darbai baigti, na, šiek tiek atsipūsti galime, o toliau eisime remontuoti. Šį kartą ties čia ir baigsime, susimatysime kitose video. Iki!